Kas būtų, jeigu pasaulyje dingtų cukrus? Įsivaizduok, rytas prasideda visiškai paprastai. Užsipili kavos, atsidarai šaldytuvą ir ieškai ko nors saldaus prie pusryčių. Gal obuolio, gal jogurto, gal gabalėlio šokolado. Bet šį kartą kažkas ne taip. Cukraus nėra niekur. Nei cukrinėje, nei saldainiuose, nei limonade. Jo nėra obuolyje, piene, duonoje, ryžiuose, tavo kraujyje ir net tavo ląstelėse. Iš pirmo žvilgsnio tai galėtų skambėti kaip ekstremali dieta. Pasaulis be cukraus, be desertų, be saldžių gėrimų ir be viso to, dėl ko dažnai kaltiname šiuolaikinę mitybą. Tačiau iš tikrųjų toks pasaulis nebūtų sveikesnis. Jis labai greitai taptų viena didžiausių biologinių katastrofų, kokias galima įsivaizduoti. Cukrus nėra tik baltos granulės ant virtuvės stalo. Ir tai nėra tik saldus skonis, kurį jaučiame valgydami pyragą. Biologijoje cukrus yra kur kas svarbesnis. Jis yra kuras, statybinė medžiaga, informacijos dalis ir vienas iš pagrindinių gyvybės mechanizmo elementų. Todėl klausimas, kas būtų, jeigu dingtų cukrus, nėra apie tai, ar žmonės pasiilgtų saldumynų. Tikrasis klausimas yra daug gilesnis. Kas nutiktų, jeigu iš pasaulio jis išnyktų? Pirmiausia, tai pajustum savo kūne. Gliukozė yra vienas svarbiausių ląstelių energijos šaltinių, o žmogaus smegenys nuo jos labai stipriai priklauso. Nors smegenys sudaro tik apie 2 procentus kūno masės, ramybės būsenoje jos sunaudoja maždaug 1/5 visos organizmo energijos. Didelę tos energijos dalį jos paprastai gauna būtent iš gliukozės. Jeigu gliukozė staiga išnyktų iš kraujo ir ląstelių, tai nebūtų paprastas alkis. Nebūtų taip, kad tiesiog pasijustum pavargęs, išgertum vandens ir palauktum pietų. Labai greitai pradėtų trikti mąstymas, koordinacija, judesiai ir širdies ritmas. Raudonieji kraujo kūneliai apskritai netektų pagrindinio kuro, nes jie neturi mitochondrijų ir negali energijos gaminti taip, kaip daugelis kitų ląstelių. Tai būtų nepraleisti pusryčiai. Tai būtų panašiau į miestą, kuriame vienu metu dingsta elektra, degalai ir visos atsarginės baterijos. Tačiau energija yra tik pirmas sluoksnis. Kuo giliau žiūrime, tuo aiškiau matome, kad cukrus įrašyti ne tik į mūsų mitybą, bet ir į pačią gyvybės instrukciją. DNR molekulės karkase yra deoksiribozė, o RNR turi ribozę. Tai nėra nereikšminga detalė, tai konstrukcija, prie kurios tvirtinasi genetinės raidės. Be šio karkaso genetinė informacija negalėtų būti normaliai saugoma, kopijuojama ir skaitoma. Kitaip tariant, problema nebūtų vien ta, kad kūnui trūksta energijos. Problema būtų ta, kad ląstelės prarastų patį veikimo planą. Net ATP, molekulė dažnai vadinama ląstelės energijos valiuta, turi ribozės dalį. Be jos ląstelė negalėtų normaliai perduoti energijos ten, kur jos reikia. Vadinasi, cukrus nėra tik kuras, kuris sudega kaip malkos. Jis yra ir dalis pačios mašinos, kuri tą kurą naudoja. Tada pažvelkime į augalus. Fotosintezės metu augalai iš anglies dioksido ir vandens, naudodami saulės šviesą, gamina gliukozę. Iš jos jie kaupia krakmolą, augina vaisius, sėklas, šaknis ir stato savo kūną. Celiuliozė, iš kurios sudarytos augalų ląstelių sienelės, iš esmės yra ilga gliukozės grandinė. Be jos medis nebūtų tvirtas, žolė nebūtų žolė, kviečio stiebas neturėtų atramos, o vaisius nebegalėtų augti taip, kaip auga dabar. Jeigu cukrus nebegalėtų egzistuoti, augalai nepradėtų tiesiog augti lėčiau. Jie prarastų patį tą mechanizmą, dėl kurio augalas tampa augalu. Ir kai griūva augalai, griūva visa maisto grandinė. Vabzdžiai netektų nektaro ir augalų audinių. Žolėdžiai netektų pašaro, plėšrūnai netektų grobio. Žmogui tai reikštų netuščias saldainių lentynas, o kur kas rimtesnį dalyką. Dingtų vaisiai, daržovės, grūdai, ryžiai, bulvės ir didelė dalis perdirbtų produktų. Duona, makaronai ir kruopos taip pat nėra kažkas atskiro nuo cukraus pasaulio. Tai yra sukaupta augalų energija, daugiausia krakmolo pavidalu. Tokioje parduotuvėje neliktų nesveikesnio pasirinkimo. Joje neliktų didelės dalies maisto. Žmogus nebegalėtų normaliai nusipirkti pusryčių, tėvai nebegalėtų išvirti vaikui košės, ligoninės netektų įprastų maisto atsargų, o ūkininkui tai būtų neprastesnis derlius, bet nebeįmanomas derlius. Ekonominis smūgis taip pat būtų milžiniškas. Dingus cukrui sustotų ne tik saldumynų fabrikai. Nukentėtų kepyklos, gėrimų pramonė, fermentacija, bioetanolio gamyba, vaistų gamyba ir logistikos grandinės. Kai kuriuose vaistuose cukrus naudojamas kaip pagalbinės medžiagos, o gliukozės tirpalai ligoninėse padeda pacientams, kuriems reikia greitos energijos ir pagalbos ją atstatyti. Vadinasi, tokioje krizėje žmogus galėtų prarasti ne desertą, o gydymą, darbą ir galimybę gauti būtinas paslaugas. Ir čia svarbu sustoti prie vienos minties. Cukrus nėra vien priešas, nors kartais taip atrodo iš reklamų, dietų ir sveikos mitybos patarimų. Taip, per didelis pridėtinio cukraus vartojimas siejamas su nutukimu, antro tipo diabetu ir dantų ėduonimi. Bet tai yra kalba apie perteklių, ne apie pačią molekulę kaip blogį.
Gamta negali tiesiog atsisakyti cukraus, taip kaip žmogus atsisako saldainio parduotuvėje. Cukrus yra per giliai įrašytas į visą gyvybės grandinę. Jis yra energijoje, augaluose, genetinėje informacijoje, ląstelių struktūroje ir maisto grandinėse. Todėl pasaulis be cukraus nebūtų pasaulis be desertų. Tai būtų pasaulis be stabilios augmenijos, be normalios mitybos, be veikiančių ląstelių ir net be genetinės tvarkos, kuria remiasi gyvi organizmai. Ir čia slypi įdomiausia šios temos dalis. Tas pats cukrus, kurio perteklių turime riboti savo lėkštėje, gamtoje yra viena iš priežasčių, kodėl apskritai egzistuoja lėkštė, maistas ir mes patys. Jeigu patiko šis video, paspausk patinka, pakomentuok savo nuomonę ir prenumeruok mūsų kanalą. Iki kitų kartų.